Vasara atostogų ir kelionių metas, kai pamirštame rūpesčius ir atsipalaiduojame. Tačiau keliaujant svarbu nepamiršti vaistinėlės, kuri gali pagelbėti ištikus bėdai. Tad ko svarbu nepamiršti keliaujant? Visų pirma, jei sergate lėtinėmis ligomis, nepamirškite pasiimti savo nuolat vartojamų vaistų. Pavyzdžiui, nuo arterinės hipertenzijos ar cukrinio diabeto. Sukarščiavus kelionėje svarbu turėti ibuprofeno ar paracetamolio. Šie vaistai slopina ir skausmą, tad tiks suskaudus galvą ar patyrus lengvą traumą. Tačiau tikrai galima rinktis ir kitus jums priimtinus medikamentus. Taip pat nepamirškite termometro, ypač jei keliaujate su vaikais. Atsiradus viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių, pravers pastilės ar purškalas gerklei, hipertoninis nosies purškalas, o jei yra vietos ir nosies plovimo sistema. Taip pat kelionėse dažnai susiduriame su virškinimo sistemos sutrikimais, tad verta kelioninėje vaistinėlėje turėti diosmektito, geriau žinoma kaip smegta. Taip pat rekomenduojami rehidraciniai tirpalai ir gerosios bakterijos. Verta turėti ir vaistų nuo alergijos, jie pagelbės sugėlus nuošalams, pasireiškus dilgėliniai ar kitiems bėrimams. Taip pat svarbu nepamiršti kremo nuo saulės, jis pravers ne tik karštą dieną, bet ir žiemą slidinėjant ar kopiant į kalnus. O patyrus traumą ar po ilgo pasivaikščiojimo pritrynus pūslę, pravartu turėti antiseptiko odos dezinfekcijai ir pleistrų ir tvaršių. Nepamirškite ir žiblučių. Tad saugių jums kelionių ir turiningos likusios vasaros.